Norite sukurti profesionalią ir vizualiai patrauklią prezentaciją? Naudokite Keynote, Apple sukurtą skaidrių kūrimo programą, kuri puikiai veikia MacBook kompiuteryje. Norėdami atidaryti Keynote, spauskite Launchpad ir pasirinkite Keynote. Galite naudotis ir Spotlight paiešką. Tiesiog įrašykite Keynote ir paleiskite programą. Pasirinkite vieną iš siūlomų dizaino šablonų, nuo visai paprastų iki tikrai dinamiškų. Redaguoti skaidres paprasta. 2 kartus spustelėkite tekstą ir įrašykite norimą antraštę ar turinį. Naudodami viršutinę įrankių juostą galite keisti šrifto dydį, spalvą ar patį išdėstymą. Jei norite pridėti naują skaidrę, paspauskite pliuso ženklą kairėje pusėje. Norėdami įterpti nuotrauką ar grafiką, paspauskite Media ir pasirinkite Photos arba Choose. Galite pasirinkti bet kokį failą iš savo kompiuterio. Taip pat galima įterpti lenteles, diagramas ir figūras. Tai padeda aiškiau pateikti informaciją. Norite, kad skaidrės judėtų? Pasirinkite objektą, spustelėkite Animate ir pridėkite efektą. Pavyzdžiui, Drift, kad objektas iš vienos ar kitos pusės atsirastų skaidrėje. Tokie perėjimai padeda sukurti įspūdingą ir dinamišką pristatymą. Kai viskas paruošta, spauskite Play. Prezentacija prasidės nuo pirmos skaidrės. Pristatymą galima valdyti klaviatūros rodyklėmis arba pele. Norėdami išsaugoti dokumentą, pasirinkite File ir Save. Galite rinkti saugojimą Mac kompiuteryje arba iCloud diske. Taigi Keynote tai patikima alternatyva PowerPoint programai. Ji greita, intuityvi ir puikiai dera su visais Apple įrenginiais. Pradėkite nuo šablono, išbandykite animacijas, naudokitės iCloud bendrinimui ir jūsų pristatymai bus ne tik aiškus, bet ir išties įspūdingi.